Nu. Ant kiek žuvis komitinis gali matyti to, kad tu ją paspiri ją į dzins. Tai turbūt mikrofonas pasikabina. Ai. Nežinau kiek gerai, bet faktas. Man toliau kalbėt? Mes buvom apsistoję Le Plunevijas. Labai gražus hotelis, kuris yra šiek tiek į šoną nuo visko. Pirmas planas, esi labiau į šoną tyliau. Realybė. Mieste buvo festivalis. Festivalio pagrindinė vieta yra maždaug kokie 200 metrų nuo mūsų hotelio. Festivalis vyksta naktį, tai mes jau pradedam persimušti tai, kad mums darosi cinku ir miegoti. Tai anksčiau būdavo, kad hotelis turi būti labai ramus, kad gerai simiegotum, dabar plytute. Čia va ruošiasi Hebradar festivaliui, nes mes išvažiuojam, o festivalis tai tęsiasi. O čia va festivalio metu ateina tokie va su instrumentukais. Aš taip labai bandau filmuoti su Aurimu iš šone. Ateina tokie su instrumentais ir arba groja, arba ir groja ir dainuoja. Žodžiu, nelabai jiem kaip ten sekasi, bet va jie gauna už tai pinigėlį. Tai mes sprendžiam, kad čia festivalio featuresas yra, bet gali būti ir ne. Ką mes čia gavom pusryčiam šiandien? Aš užsisakiau filipieniškus pusryčius. Normaliai, žiūrėk, ir kiaušiniai, ir dešrytės. Aš nežinau, kas tas raudonas, mane tai gąsdina. Čia greičiausiai kokia nors kiauliena, gal jie mėgsta tą visokią keistą kiaulieną. Vėl tai raudona. Jinai raudona, nes tau tinka prie maikės. Ir prie nosies. Ir prie nosies. O aš gavau omletą su daržovėm, aš save vėl pratinu prie kiaušinių valgymo, tai taip. Bet labai gražiai paskebinti, žiūrėk, pakepti. Taip, viskas paskebinta, bet skanaus. Šitas yra saldi kiauliena. Tai yra toks kaip džemė iškepta kiauliena. Va, čia yra kiaulės daiktas ir jis tiek įmirkytas į tą saldų daiktą, kad kiaurai pervirtas kaip saldainis skonio. Čia yra pankeksai, kur ties centru yra bananų pridėta ir ant viršaus yra mangai. Šiandien mes apturėjom labai unikalų experience. Vakar sakom, tai mums reikės tricyclo iki stoties. Sako, tai jo, be problemų. Šiandien ateinam, tai mums reikia tricyclo. Sako, ne, mūsų žmogus nusprendė, kad čia nedirba. Tai paėjom biškį gatvę, susiradom kavinukę, valgom pusryčius, po to žiūrėsim, kažką tai pasigausim ar gatvėje, ar galbūt pasigausim džipnį, kad mus nuvežtų iki vietos. Mūsų šiandienos planas yra išsineždinti iš šitos salos, išvažiuoti iš Moabua ir plaukti su 2 skirtingais keltais per dar kitą salą į Sikiorą. Aš išmoksiu šitą pavadinimą vieną dieną ištarti. Tai važiuojam į tokią ramesnę salą, kur planuojam pabūti jau šiek tiek ilgiau vienoje vietoje, kad tiesiog atsipalaiduoti, nes dabar keliavom taip plius minus 2 naktis pernakvojam ir kažkur keliaujam, o čia kelionė trunka visą dieną. Tai žodžiu, važiuosim į gražią salą su daug visokios gražios gamtos, ten šiek tiek mistiška jinai filipiniečių folklorė, tai pasižiūrėsim, kas ten vyksta.
Stovim eilėj, tikimės per 15 minučių spėsim bilietą Bet nusipirkti. ten mūsų kaselė ir čia va yra eilė. Dabar yra 2 valanda, prieš mus dar yra 4 žmonės. Tai lauksim 3:30. Mes atvažiavom į terminalą, susimokėjom 15 Pesų nuo žmogaus mokestų už įėjimą į terminalą, bet sakėm, čia kažkuris oro uostas susirinkinėjo po 800 pesų iš turistų ir tada labai gražiai atsiremontavo, tai sakėm, gal šitas terminalas keltų irgi tą patį daryti. Ir laukiam dabar savo kelto į Sikiorą, nusipirkom jau kur nakvoti, va tik prieš gerą pusvalanduką, tai turim 2 naktis tenai, bet planuojam dar pasilikti bent porai. Buvom švelniai išsigandę, nes vienu metu galvojom, nebus kur miegoti, bet viskas baigėsi gerai. Vieta yra. Nu, kaip čia atrodys mūsų sąstatas ant šito mažo motoroleriuko ir mes būsim ir dar 2 kuprinės, ne, meilė? Aha. Jei, entuziazmas trykšta. Jei. Kuprinės didelė, tai bus ant mano pečių. Tai manęs nei kiek labiau nedžiugina. Labas. Tai va, mes turim solutioną, kad laikytųsi pakrovėjas, nes baterija yra padaryta... Ne baterija, rozetė yra išmalta ir visiškai nesilaiko. Čia bendrai kambarys yra muziejinis, toks unikalus. Visos namas muziejinis. Visos, kiek matot, spintos yra užrakintos. Šių žiauriai smirt. Nu, senienom. Pasipasakok, kas čia įvyko? Aš nusprendžiau pailsinti alkūnes ir atsigulti ir patraukiau laidą. Ir mūsų sistema gudrioji suveikia, aš negavau per galvą. Super. Labas rytas. Šiuo metu yra rytas. 11 turbūt. Kažkas tokio. Mes atėjom pavalgyti. Šiandien yra sekmadienis. Kavinė pareiškia, kad jie tiesiog neturi žuvies. Kas yra unikalu uostų, bet mes viską nuvedėm prie to, kad kadangi šiandien sekmadienis nieks nežvejoja, nėra žuvies, viskas labai šviežia. Tai va, pasiėmėm kakavos, kur yra čia auginta, tai bus labai įdomu paskanauti. Ir po to tęsim kelionės eksplorint salą. Vakar išsinuomavom mopeduką, kas buvo valandos kelionė nuo uosto iki mūsų viešbučio, tai atsikratėm viską, kas atsikrato, nes, kaip įsivaizduojate, mes važiavom su 2 didelėm kuprinėm. Tai va, tiek turbūt. Dabar biškį gausim kavos, atsigausim, papasakosim daugiau. Kava šiaip yra labai įdomi. Jinai yra tik tai karti. Neturi jokio rūgštumo. Ir po to lieka toks kaip šokolado poskonis. Jo, turbūt šokoladas yra arčiausias dalykas tam. Ir tikrai labai skani kava. Viena geriausių, kokias mes esam gėrę šituose pusėse. Tikrai geriausia Filipinuose, that's for sure. So far. Tada mes gavom stikliuką pieno ir įlašinus čiut pieno, net kava netapo net baltai, net čiut šviesesnė tapo. Visiškai atsirakina visai kitas skonis, jinai tampa tokia lengva, švelni kava. Ar turim cukraus? Mano kalamančio sultis atkeliavo. Tu jokies, aš dabar įdėsiu galo cukraus, išsimaišysim ir skanausim toliau. Cukrus tas. Nu, su cukrum, čia žinai, būna, yra tas posakis, kad kava su pienu ir cukrum yra didžiausia nesąmonė, nes geri kavą, kad kartu, tada dedi cukrų ir pieną, kad būtų ne taip kartu. Tai dabar įdėjus dar cukraus visiškai dingo visi skoniai. Ir gavus toks labai švelnus skonis. Primena 3 viename, kai tos būna, tik tai su mažiau cukraus.
Kocikas taip intensyviai prausėsi, kad net kėdė supas. Aš gavau baklažanų salotas, bulvytės, nes neturėjo žuvies, kaip girdėjote. Aurimas gavo jautieną su tokiu karčia cukinija, man tokia susiraukšlėjusi. Tai va čia su jie patroškinta. Ragausim. Atkeliavo mūsų vietinė kakava. Atrodo trušta riebi. Matysim, kas čia bus. Nu, tai testas. Labai užsaldintas stipriai. Pastams reikėjo sakyti, kad be cukraus darytų. Nepagalvojom. Kakava labai švelni. Nėra jokio skonio. Greičiausiai cukrus viską numuša. Atėjome į banką pabandyti nusimti grynų pinigų, nes čia visi sako, kad labai dideli mokesčiai ir visa kita. Tai mums paskaičiavo 250 pesų už nusiėmimą šitas bankas, Revolutos jokių mokesčių neėmė. Tai nusiėmėm, paskaičiavom, kad 100 eurų nusiimtume, gavo 6000 pesų. Tai eurais nusiskaičiavo 102 eurai 56 centai, man atrodo, iš Revoluto. Tai mes skaičiavomės, kad turėtų būti apie 4 mokestis. Nu tai taip, skaičiau visai geras kursas Revolutos, kaip visą laiką pasitvirtina. Tai vat, ne kažkokiose randominėse ėmuose, o tiesiog vietinio bankomate nusiimant pinigus, visai apsimoka. Nes mes, kai keitėm pinigus, buvo kursas 59, čia duoda 60,9, tai 2 pesais daugiau už 1 eurą. Tai va, vietiniai vaikai prie išvados, kad aš esu Santa, bet mes sutarėm, kad aš esu atostogose, tai mane paleido be dovanų. Nusipirkom geltoną milijoną. Ne milijonas čia. Arbūzas. Arbūzas turbūt, aš nežinau, labai keistai išmargintas. Tai. Ir gabaliuką už 15 pesų ananasą. Čia yra labai gražių kriauklių, kurių pasirodo jūroje pamačius reikia nerinkti, nes jos yra nuodingos. Čia visokių pašto ženklų yra. Vienaragių ragai čia iš tikrųjų. Radom kažkokias triubeles. Labai ilgas. Dydžio neperduosim, bet tos išsipūtė tai labai didelės. Ir žiūrėk, čia tas... Uodegoj. Jo. Salentynuose nuodingi visokie ir va ten yra kažkoks tai Venus flower, kur įplaukia per viršų žuvis ir tada ją suvalgo. O čia tas, kur su lempute. Oi, kokie čia visokie. Kokio jos dydžio, nes nežinau, kaip parodyti. Wow. Tai va, žiūrėk, su perlais. Su perlais, o geras. Eik, tu kokios gerulės. Didžiausias mane kokias visą laiką galvodavau, kad jas dažo, pasirodo, ne jas. Pasirodo jos natūraliai spalvotas. Geras. Ten, pavyzdžiui, tos kur geltonos. Bet jos apauga visokiais dalykėliais. Gabalo koralo chebra parsitysė su burbuliukais. Žemė. Nu tai nesi normaliai, kol nešlapia.
Mane ką tik apšiko paukščiukas. Kur? Sandukas, čia kažkur. Nesimatė. Palauk. Nu, nesmirda paukščiukai. Nenoriu. Nice. Dar vienas krioklys. Čia va čia skaitosi zodiako. Aurimas plauna ausį nuo paukščiuko šūdo. Mes su gražiu vaizdu valgom mangą, turim mangų šaukštą ir va turim krioklį, prie kurio valgom. Labai gerai. Graužia tave? Oho, koks čia susidomėjimas tavim, klausyk. Čia visi galvoja, kad tie, kur kojas nuvalgo žuvytės, tai mažytės, o čia tai tokios jau gerai pavalgę nuo visų turistų. Šventi. Food fetišas. Ir kiek daug jie čia suvarė pas tave. Čia turbūt kažkokią tai seną odą nuvalgo ar kažką tokio. Nu, turėtų, nežinau. Ne, reikia laikyti kojas vandenį. Yeah, what's up? Drauga. Papultimų galvos tą didelį. Lena, kaip vertinate mūsų Royal dalyką? Skanus. Geras. Mažiau gazuotas negu Fanta ir daugiau skonio apelsino. O. Begeriant sultis, staiga atėjo suvokimas, kad metalinis šiaudelis yra įdėtas. Pirmas restoranas, kurie mes esam, kuris susigaudė, kad tai galima padaryti. Jo, superinis. Filipinai. Leif, this one for you. With fresh pineapples from Philippines. Labas rytas, draugai. Šiandien mūsų dienos užduotis yra persikelti į kitą viešbutį, kuris yra kitoje salos pusėje. Ir mes turim 2 kuprinės ir motoroleriuką, taip kad bus kūrybinė kelionė, kaip ir atvažiuoti iki šito viešbučio. Kas dar? Šiąnakt turėjom unikalų potyrį. Aš miegu lovoje ir sakau, Lina kažkas krebžda. Lina atsisuka, sakė, aš nieko negirdžiu, eik miegot, susisapnavo. Po kiek laiko mes abu priėjom prie išvados, kad tikrai kažkas krebžda
ir užsidegus šviesą radom maždaug tokio dydžio tarakoną, kuris bandė karabotis maišeliu į viršų. Maisto maišeliu. Maisto maišeliu į viršų. Tai mes jį draugiškai išnešėm už durų, nusiuntėm pas kitus draugus, nes čia yra daug gyventojų, tai kad pas kitus eitų, pas mus sakė, maisto nėra. Ėjom toliau miegoti, tai tada jau nieks nebekrepštėjom. Pats viešbutis yra toks labai unikalus, nes yra durys ir po durim yra grubiai centimetro dydžio tarpas. Ir per tą tarpą, kai ryte pradeda tekėti saulė, eina tiesiai į mano akis saulė. Tai aš juokiausi, kad aš pabundu kaip 80-ųjų metų amerikietės, kur pasilikdavo mažą tarpelį saulės, kad pabustų nuo šviesos ir nueitų pasidažyti, kad pabustų pasidažę. Tai aš irgi turbūt turėčiau eiti dažytis, bet labai dažausi, tai dažniausiai einu telefoną paskrolinti. Kavom kakavą, užsiprašėm be cukraus, nes vakar buvo su cukrum. Tai šiandien jau su skoniu, labai skanus šokolado poskonis ir dar kažkas kartaus yra, dar nesupratau kas tokio, bet labai skani. Aš gavau better fish, aš įsivaizdavau, čia bus fish and chips, bet kažkoks biškiai kitoks. Tai skanausim. Mūsų užkliupo bevažiuojant lietus į kitą viešbutį, tai dabar sustojom po medžiu sausai, nes Aurimas yra toks šlapės, aš biški sausesnė. Ir mes dar turim kuprinę, kur tikėsimės, kad viršui nieko nėra. Nieko tenai nėra, bet jo. Tai va, stovim, laukiam, kol praeis visas lietutis. Gal biški? Ką sakai? Maikę per šalmą bandai nusiėmęs. Čia gerai. Va. Šalmą atgal atsimi. Pirmos naujienos, Lina, kaip mums sekėsi kelionė? Pusę kelionės pralijo, kaip matėte, antrą pusę jau buvo visai sausa ir švietė saulė. Einam ten link. Taip, aš paliksiu kuprinę. Dok. Čia nieko neišneš. Dabar atvažiavome naują vietą ir iš tikrųjų atvažiavome iš tą vietą tik tai dėl vaizdo, kurį jie siūlo. Jį važiuoti buvo iššūkis, nes buvo kelias labai išgraužtas lietaus ir visų dalykų. Bet va dėl tokio vaizdo mes atvažiavome. Prisėdom prie vaikų stalo, grožimės. Mama atnešė kavytės, Lina garbo kalamasi džiūsų, tokios mažos citrinytės. Labai skanus dalykas. Kavos testas. Irgi robusta labai karti. Čia turbūt visur duoda robustą. Čia auga. Šiaip taip, labai geras vaizdas darbui, man patinka. Geltonas arbūzas. Atsimenat, kur pirkom turgui. Tai va tik dabar prasipjovėm, nes nusprendėm, kad reikia tokiam geltonam gražiam arbūzui labai gražaus vaizdo. Aš čia toj paimsiu droną, priskrisiu, pafilmuosim. Patikrinsim, ar atsparus vandenį. Pasivijo mūsų lietus ant šito kalno, mūsų paplūdimiai šiandien jau užlyti, tai greičiausiai, kad liksim dirbti namie.
Kokiom bangelėm varo. Mes kiekvienas užsisakėm po atskirą patiekalą. Aš užsisakau makaronų sūrios gėrybę, Maurimas užsisakė sriubos su vištiena. Ir galvojom, kiekvienas suvalgysim po savo porciją. Tai dabar, Aurimai, gal galėtum demonstruoti dydį šitų sriubų. Nu, žodžiu, labai didelės porcijas, žodžiu. Bus labai soti vakarienė. Labadiena, draugai. Mes atvažiavom į nardymo vietą, panardyti tarp koralų, bet yra low tides, kas yra žemas vanduo, nu, atoslūgis. Ir tarp koralų ir šito, ir nardytojo nėra daug. Ir priedo yra labai stiprios srovės vandenį ir vanduo yra suveltas. Tai sakė, jeigu norit, galit eiti nardyt, bet nieko nematysit ir yra tikimybė atitrenkti koralą. Tai sakė, mai gal tiek tos. Ten va iš tolumos parbrenda nardytojai, nes reikia, žodžiu, perplaukti negali šitos dalies, kur vanduo, nes jis labai seklus, reikia varyti iki ten, kur tamsu. Ir, žodžiu, vakar mus užlyjo, nepabuvom paplūdimiuose, nepanardėm, tai va šiandien, galim pabūt paplūdimiuose, bet panardyti nesigaus, nes vėjas vis dar labai stiprus. Vakar buvo visą dieną stiprus, šiąnakt iš vis trankėsi mum į langines. Ir va, tai dabar važiuosim ieškoti kažkokių kitokių pramogų. Atėjo draugas pas mus. Kažką rado. Ką radai? Nieko. Nu, instagraminių kadrų turbūt nebus, nes supynės ne vandenį ir biškį pagriuvę. Štai va medis vandenį labai gražus. Važiuojam ieško daugiau medžių vandenį. Sveiki, mes tęsiame savo kelionės. Kita lankytina vieta yra 3 medžiai jūroje. Scemas nuo to, kad tiesiog pasiimt droną ir parskrist aplink tos medžius. Mintis. Vedė mus Google'as į tokį kalną, bet galiausiai pravažiavom tokį vakeliuką. Aurimas va beveik pagavau. Žinok, mikrofonas įjungstas, girdėsis kaip šiureni. Tai sakyk, kad lietus. Lietus. Tai žodžiu, Aurimas sako, eik į priekį, pažiūrėk, ar dar toli. Pasitiko va mane ciucikas. Čia gyvenamas dar yra. Vat mum va iš čia reikėtų kažkaip nusigauti va ten, kur kryžius. Kol Aurimas skraidino droną, aš atėjau padraugauti su škytėm. Škytės. Be. Škytės. Tokios nelabai mane dėmesį kreipiančios. Kažką į kiemą, šiaip tai mes čia atvažiavom, bet nevaro, viskas gerai. Jeigu jūs galvojat, kad prieš tai tas, kur jau mes sustojom, kelias buvo ne kažką, tai va čia tokį irgi mes radom, kur aš Aurimą paleido vieną, aš sakiau, nulipsiu. Aš ką.
Blėt. Ką, nefilmavai? Jeigu tu nefilmavai, pasakosi pats. Sveiki, draugai. Mes keliame jūsų sveikatą sloikėlį vandens. Tai šiandien mes keliavome po apylinkės, važiavom iki kalno. Iki kalno nedasivažiavo, tada apsižiūrėjom, kad turim akceleratoriaus skambutį už pusvalandžio, tada greit leidomės žemyn, tada turėjom skambutį, buvo ožka, jinai iš mūsų ėmė internetą, dėl to internetas lagino. O dabar mes esam labai fainam vegetariškam restorane, užsisakėm daug labai skanių dalykų ir laukiam ir skanausim. Ką paspaust raudoną mygtuką ir kad eitų raudoni skaičiukai eina? Jo. Va, gavau bokalą mangų sulčių. O, čia tikrai mango sultis. O aš gavau kokosų kavos, kas yra kažkas. Ragautinas dalykas. To ragausim viską. Vienas iš įdomesnių dalykų tai yra kokosų ledai sumaišyti su pienu. Tai apačioje yra padaryta kava ir ant viršaus uždėtas toks pramaltas kaip smūzis kokosų su ledu. Kaip šerbetas toksai kokosų. Bet labai skanus. Žiauriai gerai. Labai skanu. Aš biškį tų ledų patraukiau, tai atradom naują skanią kavą. Jūs tik pažiūrėk, kad kokią didumo ir šlafiliškumo gavom blydų. Oh my god. Ir Aurimas dar pasiėmė 2 hash brownus, nes žino, kad liks nuo manęs blynų ir aš dar užsisakiau burgerį beigelį. Čia atkeliavo burger beigelis. Blynai irgi jau pradėti, Aurimas baigė hash brownus. Jeigu jums kada kilo klausimų, kas tas mangų šaukštas ir kaip mes valgom mangus, tai va šitaip, prapjaunam skylutę ir tada grumdom su va tokiu tailandietišku sriubiniu šaukštu, kurių dalis jūsų esat gavę lauktuvių prieš 2 metus. Va taip mes valgom mangus. Toks va buvo mūsų šiandien kambariukas. Nedidukas, su kažkuo, kas mane labai alergizavo vakar visą vakarą kosėjau, šiandien jau liktai nieko, su nuolat bėgančiu tūliuku ir kažkokiu kraniuku ir dar kažko, bet mes čia tik vieną naktį buvom, ir aišku, dar turėjom Italiją kaimynę, kuri nuolat rūkė ir nuolat kalbėjo su kažkuo telefonu ant šito. 7 sugalvojo pažiūrėti TikToką. Ir šalia Judriausios gatvės, kuri irgi ryte ypatingai nepadėjo mums miegoti. Bet mes pasiruošę žygiuoti toliau į Bohol salą. Čia va toks kaip viešbutukas padarytas, nežinau kiek čia tų būtų. O čia va gyvena patys šeimininkai, namuki šalia. Toks va paprastas. Vienas iš pliusų, kad pas juos visur galima pasipildyti vandens, būna kartais viduje, kartais lauke, aparačiukai ir va pasipildom ir žygiuojam. Mes atėjom į pirmąją pusryčių vietą, nes nusprendėm, kad geriausias būdas keliauti maždaug kilometrą yra kas 500 metrų sustot ko nors užvalgyti, tai nepavargsti. Tai šitoj vietoje jie turi halo ledų, kas yra ledai iš tarkuoto ledo, kažkas tokio. Tada pasiėmėm kiaušinių burgerį paragauti ir vieną empaladą. Braunę mes nepasiėmėm, nes buvo out of our budget, mes turėjom 200 pesų smulkiais, o čia šitose mažose vietose reikia duoti kuo tiksliau, nes jie ten ne visada turi grąžos ir laksto. Mūsų šiandien laukia keltas, kuris kels mūsų apie 2 valandas į Bohol salą. Vakar nusipirkom bilietukus pravažiuodami, tai žiūrėsim.
turėtų būti viskas gerai. Šiandien šiek tiek vėjuota, tai gali būti šiek tiek pasivėlus jūra, bet tikėsimės, kad viskas praeis ramiai. Čia mes turim empaladą, čia mes turim Kiaušininį burgerį. kiaušininį burgerį. Labai gerai supakuoti. Labai gerai supakuota. O čia turim ledus, kuriuose yra visko, pradedant Žalia kubeliais, kukurūzais. ananasą, matau, viduje Vaisiai. yra šitų keloksų. Keloksai yra geras. Tai va, kol mes dabar valgysim sūriuosius patiekalus, šitas biški pratirps ir aš mačiau, kad jos reikia išsimaišyti šitus halo ir valgyti jau kaip bendrą masę tokią, o ne atskirai. Kažką panašaus mes esam valgę Tailande, esu valgius tada dar su durianu, su tuo tokiu smirdančiu vaisiumi. Ir tada valgiau irgi neišsimaišiusi ir iš tikrųjų džiaugiausi, nes apačioje buvo labai daug cukraus ir būtų bjauriai saldu, bet žiūrėsim šiandien gal išsimaišysim viską, nes nėra šito smirdančio vaisiaus čia. Čia mūsų burgeriukas, yra biški mėsyčių, biški kiaušinio ir labai keisto padažo. Sunku suprasti. Labai ryškios spalvos padažas, tai empanadas sūriai saldi, su kiaušiniu virtu viduj, bulvėm ir skaičiau slyvą kažkokią, ar tai razina, nežinau, bet žodžiu saldu. Ir dar gabaliukai, čia nesu garantuota, ar čia mėsa ar ne. Kažko. Apačioj bananai. O, čia labai daug vaisių. Šitas daug fainesnis negu Tailande tas buvo. Labai daug vaisių, palyginus nedaug ledų, nes tada Tailandė tai buvo pagrindė vien ledas. Ir pupelės kažkokios tai buvo sąlygas. Jo, tada tai dar buvo tos tokios jų pupelės, kurie naudoja. Šičia irgi va yra tų, čia man atrodo, kokosų priskustų. Jo. Labai fainas daiktas. Dabar visur važiuosim halo valgant, nes čia jų patiekalas. Čia kaip pusryčių, tikrai mes, kadangi atėjom pusryčių, tai čia kaip pusryčių dribsniai su pienu, tai čia taip ir yra. Dribsniai su pienu, su vaisiais, sakyčiau, labai sveiki pusryčiai. Ir daug cukraus. Normaliai. Tai va, mes ėjom tęsti savo food turą prieš plaukimą ir mūsų maisto vieta yra uždaryta. Tai aš jam dabar parašiau per WhatsApp'ą paklausti, ar jie šiandien atsidarys ar ne. Tuo metu mes sėdim labai gražioj kavinukiai, kur duoda visokių pyragaičių ir tortų ir stengiamės nepadauginti cukraus. Pasiėmėm tokį pyragaitį, sakė vanilinis pyragaitis. Galvojom ant viršaus čia, nežinau, man ne kažkoks tai marmaliukas. Pasirodo, čia sūris ant viršaus. Ir va šitas va purutis, toksai keksiukas ir ant viršaus sūris. Tai labai kontrastingas, įdomus skonis. Čia kaip būna japoniški tie tokie drebantis duoniukai. Tai čia kažkas atrodo į tą pusę. Mūsų vieta visgi atsidarė, Lina parašė ir jos atsidarė. Ir jaučiu, kad tiesiog 5 minutėm nedalaukiam. Tai va dabar laukiam maisto. Thank you. Also nice if you like eat this one with the shrimp paste. But I'm not sure if you love the shrimp paste. I don't know. We have to You try. want to try? Yeah. Could you? Okay. Okay. So for a while. Amazing. Gavom gražų platerį dalykų. Gavom edukacinį experienciją. Nu, dabar tai testas. Žuvies burbuliukas. Skanu. Čia yra žuvies rutuliukai, o čia yra tešala su Tempura. tempūra. Labai skanu. Yra žuvies. Aštunkojo, man atrodo. Aštunkojo. Skvido. Nežinau, kažkurio aštum. Šiaip tai yra du skvido bolsai ir skvido rolsai. Skvido balsai ir skvido rolsai.
Ir žuvies kamuoliuką. Oi, labai skanu. Lina. Tokia. Visa range of emotions. Skanu, neskanu, nežinau. Skanu. It's good. So you like it? New taste for me, but it's really... Žygiuojam į keltą. Beveik valandą anksčiau. Jo, Pasakėm geriau anksčiau negu... kad keltas išplaukė. Jeigu pakeltų, tik pamojuosim. Tai pasigrebėm savo dar mango šeikus pakeliui ir varom. Jo, bus žiauriai gerai. Iš mūsų čia labai reikalavo Aurimo kuprinę paimti ir dabar va stebėm, kaip jie perdavinėja tas kuprinės. Tai va pirmi keli nieko, tada kiti bam meta. Tai kuprinė turi būti labai atspari ir vidai turi nieko nebūti dūstančio, kad galėtum su jais čekiną pasidarę, žodžiu, priduoti bagažą. Tai taip, ne ačiū.